Ir kodėl verslas be rizikos klausimas tavo, Aivarai? Kodėl verslas be rizikos? Jo. Tai palauk, aš jau galiu stumti, kiek galiu. Tai vat labai trumpai, labas vakaras, nors visais ir sveikinams. Pasigirt, kad investavai, čia menka garbė. Man labiau patiktų užsitaisyti srautus, turėti internetinį mechanizmą, kuris veikia, turėti akcijose ar ten kitose aktyvose. Ačiū Dariau už seminarus, nes iš tikrųjų labai daug naudos yra tam bendram išprusimui. Viena yra teorija, sakykime, kažkur skaityta, kita yra praktika. Ir dar kaip gerai, kai žmogus, tas Rimvydas Jasinavičius, kažkaip suveda į tokią bendrą. Aš dabar stoviu ant tokios lenkščio, kad gal iš tikrųjų mestis elektroninių knygų gamybą. Jo, tai mūsų įmonė 1996 metais prasidėjo, mes dviese su kolega studentais būdami, kritom kaip į barščius netyčia į spaustuvę. Mes baigėm dailės akademiją ir, tai artima buvo, sakykime, tam dizainui. Prasidėjo nuo to, kai problemos Lietuvoje buvo atsispausdinti, galvom, darom į garsų pasaulinį sukną, teikit po 2 savaičių, galbūt jūs pastatysime eilę, galbūt. Užgrojo ambicijos, sakom, reikia savo daryti. Ir padarėm. Kadangi tai tuo metu nei kreditų neduodavo, žodžiu, situacija labai tokia buvo nuo nulio. Ir iš tikrųjų šiandien išaugintas labai rimtas verslas, lietuviškais mastais, knyginių spaustuvių kontekste mes, galim sakyti, lyderiai esam. Ir gerai, kad numatėme prieš keletą metų iki krizės, kaip minėjau, nusprendėm pakeisti specializaciją, nes esmė, kad lietuviška rinka labai ribota. O sakykime, kaip išeiti, jeigu reklaminis produktas yra toks, jisai labai trumpo galiojimo ir kiekiai maži ir tas tempas toks, kad nespėjai, nebėra laiko nei nuveš, nei ir kaštai dideli. Mes pasirinkom knygas. Tai vien, kad pakeisti specializaciją, ten buvo keliasdešimt milijonų investicijų. Ir čia, aišku, tokia reklaminė šiandien paėmiau. Bet yra labai moderni spaustuvė. Mes pirkom pastatą Vilniaus centre ir dabar įsivaizduokit, kokia prabanga yra poligrafija. Pastatėm ten tokį gelžgaliuką, dar, A2 formato, jeigu kam sako, 5 sekcijų. Ir tas gelžgaliukas ten vieno cecho kampe kainavo brangiau negu visas mūsų renovuotas pastatas. Tai dabar stovi tų gelžgalių pilna, yra ten pilno formato, ten 8 sekcijų su vertimais, kokiu tu nori, viskas yra. Tas, kas moderniausia, pas mūsų filialai Maskvoje, Londone, Skandinavijoje bendradarbiaujam. Aišku, mes kitų brandų einam į užsienį, suprantamesnių tiem žmonėm. Susidegėm visus ISO. Dabar paskutiniu metu aš dirbau prie IT. Grinai tą VVS mes ir vėlgi žiūrėjom, kaip suvaldyti, nes, kai tu kompiuterį iš vieno pulto gali matyti visą įmonę ir visus rodiklius ir kontrolę ir planuoti kalkuliacijas ir taip toliau. Ir kai rinkomės kokią programą pirkti, pamatėm, kad nėra tinkamos kainos kosminės, būrėm komandą ir patys susikūrėm, dabar dar tas procesas vyksta. Ir atrodytų, turi verslą. Kam tau dar kažko? Pagal Rimvydą Jasinavičių minimum 3 šaltiniai turėtų būti, viena iš priežasčių. Antra priežastis atėjo krizė. Tai kažkokios tokios investicijos pasirodo, tau saugumo negarantuoja. Dideli laivai irgi skęsta. Ta prasme, kad, aš nenoriu sakyti skaičių, bet mes vis tiek gyvenam iš eksporto. Mums daugiau negu pusė apyvartos yra ne Lietuvos. Vis tiek sugebėjo, ten įvažiuoti minusą, bet porą metų buvo minusinio. Aišku, kadangi labai daug energijos buvo padėta ir asmeniškai, sakykime, mano kolega ypač, jisai frontinį liniją, mano labiau tą vidinę pusę. Bet įmonė atsistojo, sakykime, išgyvenom, dar pasikeitėm, dar modernesnį ir šiandien įmonė labai, sakykime, rimta. Spaustuvių tarpe mes esame tokie labai progresyvus, vardas žinomas ir labai tokie agresyvus, rimti konkurentai, sakykime, daugeliui. Tai dabar prieš 2,5 metų, tiesa, kokia mano pažintis su šita kompanija? Per produktus. Mūsų sūnus prieš 12 metų buvo alergiškas ir grinai siktinai, kažkas
gal mes patys išsipasakojom, kad turėjom tą bėdą su ten hormoniniais tepalais, ten tavegiliais ir taip toliau. Sako, ar jūs neturit problemų su skalbimo milteliais? Nu, mums atrodė atsitiktinumas, bet gydytojai pasakė, patraukit visą chemiją iš namų. Nu, pabandėm. Tas produktas tiko, išsisprendė bėda. Kiti, treti produktai. Apie kažkokį verslą negalvom, tiesiog kaip internetinė parduotuvė. Tuo metu, aišku, jinai buvo tik Estijų, kažkaip aplinkiniais keliais vežėmės. Bet 9 metai buvom tik vartotojai. Puikus produktai, puikus kainos kokybės santykis. Ir prieš 2,5 metų galvojom, sakau, galbūt tai susijęs su krize, su tuo alternatyvų pajamų šaltinių paieška. Su žmona galvojom, pabandykim šitą verslą. Ne tik produktus, bet pačią sistemą. Nes sistema taip teoriškai atrodė gražiai. Kad tu vartoji produktus, dar neaišku, kaip veiks būtent verslo sistema. Ir nusprendėm pradėti, aišku, aš laiko neturėjau, žmona sako, skirsiu 2 vakarus, 1 pietus, labai taip kažkaip minimaliai, kad pasidalinė. Nes verslo esmė yra, jeigu taip trumpai, tinklinė rinkodara, tai yra tiesiog, kad tu perki produktus iš internetinės parduotuvės, viena pusė, kita pusė tu parekomenduoji kitiem tą pačią internetinę parduotuvę. Ir susikuria tokiu būdu vartotojų tinklas, kurie patys perka. 3 žingsniai, 2 žingsniai. Tie, kurie nori, jam padedi, 3 žingsniai. Ir dabar kokie įdėjimai? Susikuria tinklas vartotojų, nuo apyvartos mokant bonusai. Įsivaizduokit, tai jau yra veikiantis mechanizmas. Tai yra sistema, kuri generuoja taip vadinamas pasyviąsias pajamas. Dabar, kad, sakykime, tradicinė, aš paėmiau kabutės ir tinklinė rinkodara. Aš lyginau konkrečiai, sakykime, mūsų įmonę, kur didžiulis yra didžiulis pinigų kiekis reikėjo sukišti tam, kad jisai iš vis užsikurtų. Tai dabar už 10 000 litų, ar mes turim čia verslų, kuriuose realiai sukasi 10 000 litų. Ta minimali investicija, kad atidarytų uabą. Ko gero daugiau reikėjo, ne? Dabar konkrečiai šitoj kompanijoje yra startas 179 litai. Metinis mokestis. 120 metinis, plus gauni startinę pakuotę. Aš lyginau konkrečiai su tuo partneriu, su kuriuo mes dirbam. Dabar apyvartinis kapitalas, apyvartinis lėšas, tai, aišku, tai susijęs su klientų neskaitimas ir taip toliau. Tinklinė rinkodara, kaip minėjau, tai tu pats asmeniškai perki. Reiškia, tiek, kiek tu perkai kažkokioj parduotuvėje, remi Maxima iki, perki čia iš šitos parduotuvės. Visą apyvartą. Dabar kokia rizika? Čia rizikuoji to, kad tu gali net gauti pinigų. Tau reikia plėstis. Tu neturi savo, tu įmys... Žodžiu, verslai iš tiesų čia yra probleminės rytis. Dėl apyvartinių lėšų stygiaus įmonės būna ir sustabdo veiklą. Dabar verslo įrankiai. Tai visas staklynas, gamybos priemonės ar produktas. Tai tu turi pats susikurti, turi turėti idėją, turi turėti specialistų, turi turėti lėšų, suinvestuoti tai, sandėliavimai, daugybė problemų realiai ir visa tai yra tavo atsakomybė, tavo fantazijos dalykas, tu pasigaminai visą tai, pasidėjai kažkur ir dabar bulių priauginau ir nenupirko. Gerai, kad nupirko, ačiū Dievui. Būna, kad nenuperka, žinau, pažįstami batais prekiauja, sezonas nepataikė, bet negamina, užpirko, įsūdėti pinigai. Dabar kas čia įgyjama, taip vadinama mažoji franšizė. Čia nėra franšizė ta tikrąja prasme, kad tu suki verslą, sukišęs pinigus. Čia yra tiesiog veikianti sistema, kur už tą 179 litus metams, tu prisijungi prie tos sistemos, kur jau yra produktas, jau yra visa, sakykime, apskaita, jau yra logistika, sandėliai ir visa kita. Mums lieka, tik ta dalis, ką profesorius Rimvydas Jasinavičius sako, visam versle iš to daugybės padalinių, vienintelės rytis, kurie generuoja pajamas, ta, kuria pridėtinė vertė yra pardavimai. Tai mums lieka vartojimą pasidalinti. Reiškia, ta, lengviausia, sunkiausia dalis, bet tai ne mūsų galvos skausmas. Tiesiog turi pats įsitikinti, ar tai tas produktas, ar jis tikrai tinkamas tau. Nekilnojamas turtas, aišku, ar tai nuoma, ar tai, sakykime, įsigyti, kainavo ten milijoninės sumas, mes Vilniaus centre esam, energetiniai resursai, žaliavos, čia ilga grandinė. Suvartodavom ten prieš porą metų elektros energijos ten 40-50 tūkstančių litų per mėnesį.
pakilo dabar ten 60-80 tūkstančių, nu, tiesiog pakėlė kainas. Nu, toks esi pažeidžiamas. Dviratininkai praverstų. Esi pažeidžiamas. Dabar noriu parodyti tinklį rinkodarui. Va čia va, tuos visus, va visi jie įeina į tą taip vadinamą mažąją franšizę. Tai yra tos įmonės rūpestis. Mūsų dalis, kaip minėjau, dalintis. Jeigu verslą nori, vartoja, bet kuriuo atveju visi. Nori verslą, nu, dalinkis. Nu, apskaita, sandėliavimas, logistika. Lietuvoje, nežinau, kitur turbūt irgi dirba su DPD kompanija ir tu užsisakai internetu, tau atveža tiesiai į namus. Paskambina, ten merginam šis patinka, jaunas gražus berniukas DPD. Dabar vienas labai svarbus momentas, jokio verslo nepadarysi, nu nebent pats dirbi, be darbuotojų, darbo jėgos. Tai, nu čia jau, kadangi gamybinė įmonė yra nuo iki, sakykim, nuo aukščiausio iki jau tų pačių, kur ten nepažiūrėk, kad jis ateina, ten truputį kaučia. Žieda, kur galva įkiši staklės. Nu, ta prasme, su visom iš to išplaukiančių pasiekmėm. Džiulė atsakomybė ir rizika. Čia nėra samdomų darbuotojų. Čia yra, nu, sakykime, žmogus, kuris pamato tą galimybę, jisai ir paima ją. Jis tavo partneris. Plus dar vienas toks momentas, kad šiaip versle, tam pačiam rinkos segmente veikiantis subjektas yra tavo tiesioginis konkurentas. Čia tu esi partneris. Nes ta prasme, toks sinergijos principas, nežiūrint net, kad ir ne tavo šakoj, visi gaunasi, kad viens kitam, nu, toks pagalba yra, tas dalinimasis informacija, patirtim, palaikymas, ypač iš tų, kurie aukščiau. Tai va, bet dabar tokias problemas sprendžiam, kaip sumotyvuoti darbuotoją, kaip ten, sakykime, padaryti, kad nu, nereiktų stovėti prie jo, jis pats dirbtų, siektų tikslų. Va šitoj sistemoje užsikuria varikliukas žmonės, aš į kabutės paėmė, bet tai yra faktas. Jeigu žmogus pamato tą galimybę, jis pamato viltį. Čia nepriklausomai vėlgi nuo išsilavinimo, nuo geografinės padėties, kur tas žmogus, bet jisai realiai pamato viltį. Vat verslininkas irgi gali būti praradęs ją. Sakykime, tiek koks nors ten provincijoje gyvenantis žmogelis, kuriam iš vis be šansų. Plateliuose yra žmonių, kurie išvystė normalų verslą tarp tų medžių. Dabar sakai, kad nieks nesi apribotas, gali prie ežero gražiausią sodybą gyventi ir pasaulinį tinklą vartotojų. Ir turėti tas apyvartas. Dabar eksporto, mes esame eksportuotojai, tai taip savaime nesigauna. Tai yra visą sistemą turi pastatyti. Ar tu ras partnerius, ar savo ofisus, ar samdai žmonės, ten dabar jie tau išgeneruos, tai ten įvairiausių dalykų. Jeigu nes Europos Sąjunga, ten Rusija, tai vėlgi, visokių niuansų, daug specialistų, daug jėgos. Čia nėra sienų. Tiesiog darai tą patį. Tu vartoji produktą, rekomenduoji, tai nueina per pažįstamus kažkur tai. Telgi, aišku, žymiai didesnis tinklas, mūsų irgi jau pakankamai per tos 2,5 metų. Jau turim ne vien Lietuvoje žmonių, kur analogiški produktai visiems. Kas plauna rūbus, galva, kas rūpinasi sveikata, kiekvienam praktiškai. Dar nepaminėjau, sakykime, pats segmentas spaustuvė, tai yra labai konkretus klientas. Leidykla ar ten, ypač dabar knygų tam segmente, tai net agentūros ne visos mūsų klientai. Čia yra kiekvienas gyvas žmogus, kuris turi poreikį ir perka parduotuvėje. Tai jis gali pakeisti parduotuvę ir pats savo verslą kurti. Informacijos klaida. Kiek kainuoja minutė televizija ar ten žurnalė arba... Tai yra brangus malonumas. Dabar jo efektyvumas koks. Aš tokį vieną dieną sugalvojau, kažkaip man toks mintis kilo, kad, paėmė kažkur pastatai butelį, pievai, paėmė žarną vandens ir tai pili, ir kažkiek ten tų lašų pataikai. Žmonėsgi perjunginėja kanalus. Moka pinigus. O čia, sakykime, tikslinė reklama, patikimo šaltinio. Pati geriausia čia yra įrodyta, kad tai yra efektyviausia reklama iš patikimo žmogaus. Tas autoriteto principas veikia 100%. Arūno pavyzdys. Dabar pardavimų, gamybos su procesų suvaldymas. Galbūt, nežinau, iki kiek jūs išsiplėtė, iki kiek tų sričių. Tarkim, poligrafija atrodo, nuėjai, susiradai klientai, dėjai daug visko, ar ne, ir dylas baigtas. Realiai tas dylas tik prasidėjo, tu dar turi pagaminti. Tai dabar, kad pagaminti, tai parduoti gali daugiau. Kad pagaminti daugiau, reikia turėti daugiau visko.